Labas, Antinė. Labas, Neškiuk. Klausyk, man labai keista, o bibliotekininkės tai nėra. O kas ves laidelę? Nežinau, Antinė, kas ves. Man rodos, ateina mergaitė, pažiūrėk. Tylėkit, žaislai. Labą dieną visiems. Aš esu mergaitė Miglė. Tikriausiai visi nustebote. Taip. Bibliotekininkė šiandieną negalėjo atvykti į mūsų laidelę, tad aš jai nusprendžiau pagelbėti. Aha, kokią čia knygą pristatyti, kokią pasaką pasekti? Vėjo miesto pasakos. Ne. 3 paršiukai. Ne šį kartą. Šiandieną aš jums paseksiu Raudonkepuraitį. Kitą kartą gyveno kaime mažytė mergaitė. Tokia graži, kad gražesnės pasaulyje neras. Mylėjo ją mamytė, mylėjo ją ir senelė. Geroji senelė pasiuvo mergaitei raudoną kepuraitę, kuri jai taip tiko, kad visi ėmė vadinti Raudonkepuraitė. Kartais iškepė mama pyragą ir tarė jai: "Nueik senelės aplankyti, pažiūrėti, kaip ji begyvena. Girdėjau serga, nunešk jai bandutę pyrago ir putinėlę sviesto." Raudonkepuraitė tuoj susiruošė ir išėjo pas senelę į kaimą. Eidama per mišką sutiko vilką pilką. Jis labai norėjo suėsti Raudonkepuraitę, bet nedrįso, mat netoliese gyveno medkirčiai. Tuomet jis paklausė mergaitės, kuri einanti. Mergytė vargšė nežinojo, kaip pavojinga stoviniuoti miške ir klausytis, ką vilkas kalba. Todėl atsakė: "Einu senelės aplankyti, nešu jai bandutę pyrago ir putinėlę sviesto, kur mama darė." "Ar toli gyvena tavo senelė?" paklausė vilkas. "O taip," atsakė Raudonkepuraitė. "Gyvena už ano malūno, va tenai trobelė matyti." "Puiku," tarė vilkas. "Ir aš noriu aplankyti tavo senelę. Aš eisiu šituo keliu, o tu eik anuo. Pažiūrėsime, katras greičiau nueisime." Vilkas galvotrūkčiais nudūmė pačiu tiesiausiu keliu, o mergaitė nuėjo toliausiu, prieš gaudydama drugelius išskindama gėlytes. Neilgai trukus, vilkas jau buvo prie senelės trobos. Jis pasibeldė. "Kas ten?" paklausė senelė. "Čia aš, jūsų dukraitė Raudonkepuraitė," atsiliepė vilkas pakeitęs balsą. "Atnešiu jums pyrago ir putinėlę sviesto, kur mama darė." Geroji senelė sirgo ir gulėjo lovoje. Ji tik šūktelėjo: "Patrauk virvelę, durys ir atsidarys." Raudonkepuraitė patraukė virvelę, durys atsidarė. Tuomet jis puolė ir iškart prarijo senelę. Paskui uždarė duris, užsimaukšlino senelės kepuraitę, atsigulė jos lovą ir ėmė laukti Raudonkepuraitės. Neilgai trukus jie atėjo ir pasibeldė į duris. "Kas ten?" Raudonkepuraitė, išgirdusi storą vilko balsą, buvo baisiai gąsdinta, bet pamanė, kad senelė gerklė užkimo. Ir atsakė: "Čia aš, jūsų dukraitė Raudonkepuraitė. Atnešiu jums bandutę pyrago ir putinėlę sviesto, kur mama darė." Vilkas, nutaisęs plonesnį balsą, sušuko: "Patrauk virvelę, durys ir atsidarys." Raudonkepuraitė patraukė virvelę ir durys atsidarė. Vilkas, pamatęs ją įeinant, užsitraukė antklodę ir sako: "Padėk ant spintelės pyragą, pastatyk putinėlę ir eikš pas mane atsigulti." Raudonkepuraitė nusirengė ir atsigulė. Ji labai stebėjosi. Senelė atrodė tokia keista. "Senelė, kokios didelės jūsų rankos, kad galėčiau tave apkabinti, dukraitę." "Senelė, kokios didelės jūsų kojos, kad būčiau greitesnė, vaikuti." "Senelė, kokios didelės jūsų ausys, kad geriau girdėčiau, vaikuti." "Senelė, kokios didelės jūsų akys, kad geriau tave matyčiau, dukraitė." "Senelė, kokie dideli jūsų dantys, kad greičiau tave suėsčiau." Taip sakydamas, puolė tas nedorėlis vilkas Raudonkepuraitę ir prarijo. Laimė, kaip tik tuo metu pro šalį ėjo medkirčiai. Iš
Išgirdę triukšmą, jie įbėgo į trobelę ir užmušė vilką. Paskui perskudėjo pilvą ir iš jo išlindo Raudonkepuraitė ir jos senelė, abidvi gyvos ir sveikos. Tikiuosi, kad jums ši pasaka patiko, o mes visi susitiksime kitoje laidelėje. Iki!